Grietinėlė juk visą esmę padaro ledų, o grietinėlė gauta iš tikro pieno. Taip kad super skanūs ledai. Rekomenduoju daryti vaikams tokius ledus, apsipirkinėti pas ūkininkus tikrą pieną, važiuoti į kaimus ieškoti tikro pieno ir ruošti tokius desertinius ledus. Kito būdo nėra. Tik valgyti sveiką maistą, kurį galim gamintis patys. Tokie ledai buvo senoviniais vaikais, bet tuose leduose buvo cukrus, o mes pakaitalą medaus padarom. Ir va tas cukrų mes pakeičiam medu. Ir va jums receptuką senovinių ledų, maitinkitės patys, skanaukit patys ir duokit pasilepinti vaikams. Ledai natūralūs, 0 priemaišų, 0 chemijų. Vaikystėje mėgdavau tos ledus kapuoti ir dabar neatsisakau. Nu tikrai skanūs ledai, valgykit patys, gaminkite, žinokit, niekom nesiskiria, kas paragauna va tikrą skonį, net stebėsitės iš natūralių produktų, kaip skaniai gaunasi, žinokit, pamiršę net tą tikrą skonį, darykitės patys, gaminkitės patys, tikrai, žinokit, nesigailėsit. Nu tiesiog 100% kakava vietoj šokolado, tiesiog taip skanu. Mamukai, kas dar čia eina į tos ledus? Plakta grietinėlė, grietinė ir pieno biškį. Ir kakava. Kakava ir medus vietoj cukraus. Kuo puikiausi ledai, žmonės, žinokit, nepavydėkit, pačiam net pavydu, skanaus. Aš kaip atpratęs nuo to cukraus, aš cukraus iš vis nevartoju. Ir atsimint va tokį skonį vaikystės, čia tiesiog, fantastika. Tiesiog tirpsta burnoj ledui. Skaniau nei skanu, tikrai, žinokit. Tada pienukus maišai, biški parūgęs ir biški nerūgęs, viskas gaunasi daryti. Tada.